Daugeliui knygos atsiradimas atrodo paslaptingas ir sudėtingas procesas, tačiau Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos erdvėse pristatoma ekspozicija Išleisti knygą paprasta šią mintį bando paneigti. Berniukas Augustas Fiodorovas nupiešė piešinukus ir mes tiesiog išleidom knygutę su jo piešinukais. Ir čia yra ir tekstai. Ekspozicijoje įmonės reklamos forma išleistos Panevėžio krašto žmonių knygos. Šitoj parodoj kaip tik ir norėjom parodyti. Jinai taip ir vadinasi, knygą išleisti paprasta. Tai jeigu žmogus moka dirbti Word programa, tai yra reikalinga knygos maketavimui. Jisai gali su Word programa pats susimaketuoti knygą. Tai yra visai paprasta. Ir kai jisai turi jau medžiagą, ateina pas mus ir mes pasakom, ką toliau daryti. Gal jis negalės viršelio pats susimaketuoti, bet mes jam padėsim ir išleisim jo knygą, gims jau jo tada leidinys. Apie kelionę į Afriką. Tai jau joje matome daugiau nuotraukų, fotografijų. Tikimasi, kad ekspozicija Išleisti knygą paprasta taps įkvėpimu panevėžiečiams kurti savąją, o tam rengiami specialūs mokymai Maketuoju savo šeimos knygą. Bet kokio amžiaus ir turintis bazinius kompiuterinio raštingumo pagrindus, lankytojai gali ateiti užsiregistravę į mokymus paskirtomis datomis, paskirtų laiku ir susimaketuoti savo šeimos knygą, pasiruošti asmeniniai galbūt šventį, įamžinti gražius prisiminimus. Žmonės gali įgusti ir patys naudoti savo reikmėms tuos įgūdžius ir taip pat ir verslas tampa matomas su savo paslaugomis ir tie, kurie nori, gali naudotis jų paslaugomis toliau jau leidžiant knygą arba ieškoti savo alternatyvų. Tai žinote, tai ir vertė, ir nauda visuomeniai, ir nemokama. Registracija vyksta elektroniniu paštu mokymai@pavb.lt arba bibliotekos informaciniu telefonu. Artimiausi mokymai vyks balandžio 22 dieną 17 val. 15 minučių. Galite pasiruošti, turėti kažkiek nuotraukų, tačiau visą inventorių ir priemonės, kadangi tai yra pradžiamokslis, tai parodysime ir lektorė apmokys vietoje, ką daryti, tai realiai nieko nereikia turėti, bet jeigu norite savo asmeninių nuotraukų kažkokių, kad jau dirbti su tuo produktu, tai galite atsinešti. Mokymų metu įgytos žinios padės sukurti knygą, kuri gali būti išleista vos vienu ar keliais egzemplioriais, skirtais tik artimiausiam šeimos ratui. Mes galim išleisti ir vieną knygutę. Galim 5, galim 10, galim 20, galim 100, galim 1000. Kiek žmogui reikia? Jeigu, pavyzdžiui, vyks giminės susitikimas, gal ten dalyvaus 50 žmonių. Tai žmogui tiek ir užtenka tų knygelių. Įmonės reklamos forma išleistos knygos pasižymi žanrinę įvairovę. Kiekvienas turintis idėją gali kreiptis ir ją realizuoti. Daugiausiai išleidė poezijos, nes autoriai rašo poezijos daug. Yra atsiminimų, yra apie šeimą, apie giminę surinktas medžiagos, yra prozos. Mes esam išleidę nemažai knygų, tai 128 pavadinimų knygos su ISBN kodais. Ir tai yra oficialūs leidiniai, kurie bibliotekos archyvuose skaitosi. Ir taip pat daugiau knygų, tokių, be kažkokių tai, be ISBN kodų tiesiog žmonės išsileido. Ekspozicija Išleisti knygą paprasta bibliotekoje veiks iki balandžio 30 dienos. Gyventojai balandžio 22 kviečiami į mokymus Maketuoju savo šeimos knygą.